Taip, grįžtam į tiesioginį eterį ir dabar paskambinsim vienai mokytojai. Nu, čia bus piktas toksai skambutis. Čia bus labai piktas, vienok, tikėkime, kad jums patiks. Mes turime vieną mokytoją, kuri... Nesakykim vardo pavardės. Jo, kuri visgi yra tokia mokytoja, jeigu jos mokiniai nemeluoja, iškalbinga mokytoja, kuri naudoja, nu, žodžiu, viską jūs suprasti. Įvairius žodžius. Istorikė. Algirdukas. Klausau. Labas vakaras. Labą. Čia su ponia mokytoja kalbu. Taip, klausau. Klausykit, aš norėjau jūsų paklausti. Skambina jums Algirdas. Aš norėjau jūsų paklausti tokio vieno dalyko. Yra sūnus mano grįžęs. Pradėjo kažkaip tai keistai kalbėti, jis sako... vartoja žodžius tokius kaip šūdų krūva, niekam tikęs idiotas ir mums su žmona kažkaip tai, kai mes pradėjom jo klausinėti, gavosi taip, kad jisai paaiškino, kad čia jūs per pamokas taip kalbate, tai jisai va ir išmoko. Tai būnė, aš norėjau paklausti, kaip jūs istorijos juos mokote, jeigu tokiais žodžiais kalbat? Atleiskite, pirmiausia, aš tokių dalykų tai nevartoju. Na, jisai sako, kad būtent jūs taip kalbėjot. O tai kurioj čia klasė jisai ir? Aš dabar jums nesakysiu, nes jis sakė, kad dvejetų pripilsite, nes buvo jau vieną kartą taip atsitikę, tai... Klausykit, būkit malonus, jūs nepatingėkit, o ateikit iki manęs, jeigu turit laiko pasikalbėti. Tokių nesąmonių būti negali. Sakė, labai rėkiat ir, suprantikį, vadinat visaip kaip negražiai juos. Ir aš tiesiog noriu išsiaiškinti, be jokių kaltinimų, be nieko. Tiesiog norėjau išsiaiškinti, kaip čia taip gaunasi. Aš nežinau, ką jūsų vaikas ten sako, bet žinokit, aš tai esu iš tų mokytojų, kuri net nedrįstų vaikui pasakyti, pavyzdžiui, ar sirgęs būna ar ką, kad tu va ten neišmokai, o vaikų šitai pravardžiuoti, nu žinote ką. Ja, nu tai jisai teisybės dėliai, tai nu kaip, nu jisai toksai lietokas, tai gal, nu ir mes šeimoje kartais jį idiotų pavadinam, alegi, nu draugiškai mes, o jūs... Patikėkit, aš tikrai, ašgi 43 metai dirbu mokytoja ir mano vaikai tai gali jums pasakyti, jeigu kada supykstu, tai aš juos išvardinu paberžiais, lepšiais, tundrom. Sutraukom. Tai mano, žinokit, tai yra mano didžiausi keiksmažodžiai ir didžiausi vaikų įžeidinėjimai. Va mes irgi kažkaip tai stengiamės šeimoje nesikeikti, nebent jau koksai išsprūsta, koksai pajodžarga, tai čia lietuviškai gražiai. Va aš tiesiog ir norėjau paklausti. Nežinau, čia galis ištraukė kokios nors, žinot, kaip vaikai mėgsta pakalbėti, va per pertraukas ten kažkas ar ką, bet šitaip, tai žinokit, man net karšta pasidarė, kad aš savo vaikus, su kuriais šitaip sugyvenu, kad aš juos išvadinčiau taip. Nu matot, nu tai tada reikėtų jau ir man atsiprašyti jūsų, ponia Pilkauskienė, kad aš taip, suprantigiai, užsipuoliau. Prašau, jūs turbūt ne čia paskambinot. Kaip tai ne čia? Gintarė Pilkauskienė. Atleiskite. Istorijos kalbos mokytoja. Kavaliauskienė. Jūs Kavaliauskienė mokytoja esat? Taip. Tai kaip čia? Tai jūs pavardę pasikeitėt per tą laiką? Aš gyvenime neturėjau Pilkauskienės pavardės. Ne? O tai kaip tada? Sakykit, tada dar vienas dalykas, kokioj mokykloje vaikas jūsų mokosi? Kaune, Jono Basanavičiaus. Pas mus mokykloje, Basanavičiaus mokykloje net tokios mokytojos nėra. Tai gal jisai tada neit? O tai jis brudas gal net ne mokyklą nebevaikšto? Tai kad jūs man pasakytumėt klasę nors, tai pasakyčiau, ar aš dėstau, ar ne. Jeigu jūs nebijote, tai pasakykit, o jeigu galbūt net ne mano klasė jis mokosi. Nu, jisai šeštokas turėtų būti, pažymių knygelę, tai neša visą laiką parašytą istorijos mokytoja Pilkauskienė. Va, kodėl taip tenais visi... Aš atsiprašau, mūsų mokykloje tokios mokytojos pirmiausia nėra. Antra, mūsų mokykloje jau nėra 2 metai pažymių knygelių. Tai jis brudas nelanko mokyklos? Nu, Pauliau, ateini čia!
Pauliau! Ateik čia! Ką? Pauliau! Prisipažink man čia į dabar. A lankai mokyklą, ne? Lankau. Im kalbėk su mokytoja tada, jeigu lankai, su savo Pilkauskiene, kad rato sakei, kad tave išmokė keiktis. Imk ir kalbėk tada. Alio. Klausau? Alio. Klausau? Va tavo Pilkauskiene, aš tau duosiu. Tai Pilkauskienė, labą vakarą. Nėra čia tokios, jūs ne čia pataikėt? Nu kaip ne čia? Taigi mokytoja, jūs čia. Nu nenusikalbėkit, kokią Pilkauskinę, ką čia dabar ties makaluoja? Matai, kad ne ta mokytoja, aš tau toj parodys.